Tai sveiki draugai, šiandien yra ne varžybų diena, nes yra dar likusios 2 dienos iki varžybų, šiandien yra ketvirtadienis, bet nusprendžiau intro padaryti dabar, kadangi šiandien vakare 10 val. Mes jau išskrendam į Budapeštą, Vengriją, kur ir bus mano trečiosios varžybos. Kas tenais bus naujo, tai tas, kad tenais bus testuojamos varžybos, tai dėl to įrodysiu tam nuliui žmonių, kurie netikė, kad aš nenatūralus, kad aš esu natūralus dėl to, kad ten man padarys tyrimus. Ir tuo pačiu pats eventas bus žymiai didesnis negu buvo, kadangi ten į praeitas 2 varžybas, kas atvažiuoja, tai ten pagrindinė atvažiuoja lietuviai, latviai, ten galbūt lenkai, ten baltarusai, rusakalbiai, kokie nors ukrainiečiai. Čia dabar atvyks labai daug skirtingų žmonių ir labai daug žmonių, ta prasme, palyginus kaip su praeitom varžybom dalyvių buvo, man atrodo, 100, tai čia bus 500 ir jų bus žiauriai daug, tai parodysiu viskas kaip atrodo. Vis dėlto ir varžybų kaina yra žymiai didesnė negu praeitų varžybų, kadangi per praeitas varžybas man realiai reikėjo susimokėti tiesiog už kategorijas ir už tanningą, tą grimą. Ir grimas buvo tą pačią dieną, ir jisai ten kainuodavo 8 arba 100 eurų. Dabar jisai yra ir dar dieną prieš, ir dar per tą dieną, ir jisai yra dar brangesnis. Aš už jį sumokėjau 107 eurų. Tęsiant visas išlaidas, būnant kultūristu, aš kaip mėgstantis įsiamžinti, nusprendžiau iš tenais dirbančios media team, tai videografų ir fotografų komandos, nusipirkti 2 kategorijų paketą, kur kiekvienoje kategorijoje būtų po 20 nuotraukų. Tai, kadangi, kaip žinot, aš dalyvausiu 3 kategorijose, tai bus Juniors Classic Physique, tada bus Juniors Open Bodybuilding, tai čia yra tos 2 kategorijos, į kuriuose aš pasiėmiau nuotraukas, tai man tai kainavo 105 eurų. Ir, dar kainuos, dar techniškai neišleidau dar ant to. Ir paskutinė kategorija, ne paskutinė, jinai techniškai bus 1, tai tiesiog klasikinis kultūrizmas naujok. Tai dar vienas skirtumas, kuris yra nuo praeitų varžybų, tai kad praeitose varžybose aš lipau ryte, o šį kartą aš lipsiu vakare, realiai, kaip prieš tai aš ten lipdavau galbūt ten kokią 12, 11, 1, 2, maždaug tuo metu. Dabar mano pirma kategorija yra 6:20, tada 6:40 ir tada jau 8:30. Realiai vėlai lipsiu, tai viskas bus kaip ir delay, viskas pastumta. Tai ir grimas pastumtas. Aš grimuosios realiai tuo metu, kai aš jau būdavau užlipęs ir nulipęs praeitų varžybų metu. Tai iš mano intro tiek. Žinot, savaitė buvo kokia buvo. Forma turėtų būti pati geriausia šį sezoną šiose varžybose, tai labai to tikiuosi. Ir tiesiog pamatysit maždaug, kai viskas vyksta. Už kažkur 3 valandų turėtume jau pajudėti link oro uosto. Tenais kažkiek palauksim, lipsim į lėktuvą, išlipsim, pamiegosim, pragyvensim, kaip sakant, išgyvensim penktadienį, užsipirksim užkrovą šeštadieniui ir tada šeštadienį jau lipsiu ir žiūrėsim, kaip viskas bus.
fucking McDonald's, Burger Kingas, picos. Mums čia tipo 5 žingsniai ir tu viską gali gauti. Čia, ta prasme, man čia jau atrodo, kad čia jau kaip Amerika. Tipo, tu ant kiekvieno kampo gali tipo surasti greito maisto restoraną. Čia ne kaip Lietuvoj, kur jeigu tu, pavyzdžiui, gyveni ten biškį toliau, tau iki McDonald'o pusvalandis važiuot, karočią. Vėliau po ieškojimo kažkur 2,5 valandų surasta. Sveiki, draugai. Šiandien penktadienis. Čia mano pusryčiai, kaip matėt. Nu, tokie tikrai psichopato atrodo, jeigu rimtai. Šiandienos planas realiai yra išsišniukštinėt Budapeštą, sužinot, kaip greičiausiai nusigauti iki tos vietos, kur mums reikia, užsipirkt užkrovą, užsiregistruot, pasisvert ir gaut pirmą sluoksnį grimo. Jo, kadangi rytoj mano pirmoji kategorija yra tik 6:30, o pirmas teningas yra tik tai, nu, pirma kaip ir procedūra pasakyt, yra tik tai po 2:15, tai mes ir rytoj pajudėsim ten ganėtinai vėliau. Šiandien tiesiog jaučiu, prasižiūrėsim, kaip čia viskas turėtų būt. Viską jau susimokėsim, kad rytoj galima būtų tiesiog ateit, ten gautą teningą, gautą make-upą, gautą plaukų sutvarkymą, nes, nu, čia jau nežinau, sutvarkyti reikia kažkaip. Ir užlipti tiesiog, nu, užsikrauti ir užlipti. Tai jo, realiai. Parodysiu galbūt Budapeštą truputį. Vis tiek pats esu čia pirmą kartą, įdomu pačiam pasivaikščiot. Parodysiu, kaip registracija vyksta, kaip tas pirmas teningo sluoksnis. Ir tada sugrįšim, pačilinsim, pamiegosim ir žiūrėsim, ką atneš šeštadienis. Nu va, sakant, vištiena kepama, pusę kilo turim, dar va, šiandienos išvalgymo vat kiaušinių baltymai, mamos, o čia vat, 70 eurų palikta parduotuvė. kaip sakant, 7 eurų parduotuvė. Nu čia sudėjus, aišku, iš to, kad mes dar dėžutę nusipirkom, nes neturėjom. Nu jinai šiaip, mano, žinok, glatoka kokia kainavo. Dėkui. Mes, karočią, su metro dabar važiuojam. Mano net nesugebėjo bilietą nuskenuoti, po aš jį nusipirkau. Ir, tipo, jo net nenuskenuoja. Nesugebėjo nuskenuoti, aš nežinau, mane, tipo, mes šlipsim mus išmės, karočią, iš metro. Registracija šiaip jau prasidėjo, bet neįtrunka iki 6, o dabar dar tik po 2 davam. Tai va, čia mūsų tas centras.
Petlo. Tai va, su jais jau. Užpildžiau, karočią. Aš, man atrodo, esu galimai vienintelis bachūras, kuris pasiėmė make-up. Čia mane tai padaro pydaro, ar ne? Čia dar reikės eilėje atlaukti. Pirmas sluoksnį uždės. Čia tai kaip vengram. Jo, nu čia tikriausiai taip nedažnai, kad atvažiuotų ne vengras. Kad čia viskas yra vengriškai. Nu čia reikės išsivers, bet čia maždaug ta media komanda, kurią aš paklau 100 eurų. Jie turi pasiūlymų, kaip pozuoti geriau, kad geresni rezultatai būtų. Tai. Ir čia man buvo atliekamas tasai dopingo testas, nors pirmą tikėjausi, kad tai bus kokie nors, pavyzdžiui, kraujo arba šlapimo tyrimai. Čia buvo atliekamas FFMI tyrimas, kas yra Fat Free Mass Index, tai čia realiai kiek raumenų masės turi palyginus su tavo ūgiu. Ir aš kaip suprantu, tai pilnai nepasako, ar tu esi natūralus ar ne. Ir manau, jie tiesiog iš vaizdo iškart galėjo pasakyti, kad aš natūralus. Bet vis tiek testą reikėjo padaryti. Ir padarė, sakė, viskas gerai. Ir viskas taip ir praėjo. Tai po priteiningo tiesiog jau realiai laisvo laiko turėsim vos ne iki rytojaus tų procedūrų, kaip sakant, nes bus tas pirma hairstyling, make-up ir tada bus tanningas. Tanningas done. Realiai viską ką liko pasiimti, dar vandens užsipirkti, puodelių biškį, nes po varžybų reikia rehidratuoti labai gerai, nes žiauriai skysčių praradęs būsiu. Ir elektrolitų drusko šiaip tai iš karto visiems irgi rekomenduoju realiai po varžybų, jeigu pirmą kartą dalyvaujat, iš karto iš vaistinės rehidroną pasiemat. Nes vis dėlto, jeigu nuspręsit kažką suvalgyti ir iš tikrųjų buvo toks tikras depletion weekas, kur realiai labai mažai valgė tą savaitę per peak weeką, tai skrandis susitraukęs ir jeigu norit tiesiog išvengti realiai nemalonumų, ateinančias dienas tiesiog elektrolitų skysčius atstatykit ir realiai jau 9 procentų už visko, už akių užbėgsit. Po 2-4 valandų ir 2 minučių jau ant scenos būsiu. Energijos didžiausias dipas dabar tiesiog į apačią, kur prieš tai dar kažkiek buvo dabar iš vis nulis. Ko tu žiūri? Net nėra tai blogai, bet gerai. Paskutinis valgymas. Rytoj jau pradėsiu nuo ryžių trapučių. Šiaip planuoju vėlai keltis, kad nekentėčiau taip žiauriai. Kad negaliu valgyti nieko. Vengrai draugiški. Šiaip pasikalbėjau su vienu vengru. Klausiau, ar kompetityvus yra jaunimo kategorija. Ar kompetityvi. Sako, aš nežiūriu. Tai yra viskas. Tai sveiki draugai. Šiandien yra varžybų diena. Bet aš lipsiu tik po kokių 8 valandų. Aš turiu belė kiek laiko. Tai dabar yra 8 tram kažkur, 8 kem. Aš lipsiu po 6:02. Čia netgi daugiau išeina. Tai realiai šiandienos gameplanas paprastas. Atvykstam kažkur 1,5 valandos, valandą prieš visus
prieš visus svirimus, tai yra ne prieš svirimus, o prieš tas procedūras visas, kur bus tas, kur sutvarkys man veidą plaukus ir tada bus, kur teningą uždės. Tai šitie dalykai vyks 2 valandą ir 3, o aš lipsiu po 6:02, tai aš vis tiek turėsiu dar belį kiek laiko realiai. Tai dabar idėja yra tik prastumti kuo daugiau laiko, išvaryti tikriausiai kažkur valandą iki, kad planuot nuvykti tenais per valandą. Ir jo, realiai. Dabar vėl kiaušinių baltymai, kaip matot. Bet yra dar ryžių trapučiai. Gavau ryžių trapučių biškį ant ryto. Nežinau, gavau dar kažką įmes. Treneris. Bet kol kas ant tiek sėdim. Tai va, tiesiog laiko stumimas dabar. Jau 6 valandos iki. Tai va, nuvažiuosim su metro. Ten dar pasidėsim, tada visus procedūros. Iš trenerio dar gausiu žinių, kadangi čia trenerio nebus jau akivaizdžiai. Tai tada nežinau, nesakiau, bet akivaizdžiai, Vengrija tai nevarys. Tai nuotoliniu būdu kažkaip bandysim komunikuoti, kaip tipo ką man daryti. Kaip ir didžiąją dalį žinau, kaip daryti. Bet, ten maždaug kada valgyti, tai jisai pasakys, bet visus kitus dalykus kaip ir maždaug supratau, kada daryti. Čia mūsų pastatas. Susiradom vietą. Dabar laukiu kokią valandą, bet vienas klausimas yra, kaip iki tos scenos dasigauti, bet man atrodo, aš tą sužinosiu šitam kelyje. Dar kažkur 10 minučių iki make-upo ir tada po to dar valandą laukti teningo. Ir tada po teningo dar po 3 valandų, tada jau bus mažiau, po 2 kažkiek, tada jau pirmas lipimas. Ir žiūrėsim, jaučiu tada užbrauktismės. Čia kaip matom, turim pilną viską. Čipsų, va čia monsterį turim, čia kaip sako, mūsų pastatą turim didžiąją. Šiaip žiūrėjau mens fiziko kategorijos dalyvius. Ir gal čia yra tas dalykas, kad mens fiziko šiaip bafūrai turi žiauriai didelį viršų, nors kojų neturi. Bet man jie visi didelį žiauriai atrodo. Aš nežinau, ar čia tasai televizorius sudaro tokią iliuziją, ar realiai tokie, nes čia tipo natūralių yra varžybos, o prieš tai ten buvo galėjo ir nenatūralus ateit. Aš realiai nematau skirtumą, realiai. Tiesiog žymiai mažiau yra tokių, kaip pasakyti, masyvių dėdžių. Visi tokie labai ryškus, tokie dideli ganėtiniai. Bet žiūrėsim. Dabar dar biškį laukiam. Pažiūrėsim, prieš ką aš ten lipsiu. Yes. Reikia jiem pasakyti, kad aš esu labai vyriškas vyras. Tai žiūrėdamas šią medžiagą, kadangi aš neprašiau šiaip jos filmuoti, bet žiūrėdamas šią medžiagą atrodo kaip iš draugelio gauti snapą kokį nors, kaip ta filmuoja, kur tu nežinojai, kad ta filmuoja, bet galiu pasakyti tik tai vieną dalyką, jeigu nebent jūs dalyvaujat kokiai nors bikinio kategorijai, jums nereikia make-upo. Ir tai aš supratau tai ganėtinai per vėlai. Ir aš buvau tokiam grūze, kad aš sugebėjau praleisti savo tų plaukų sutvarkymo tą laiką, bet galbūt ir gerai, kad aš jį praleidau, nes nežinia, kas ten galėjo įvykti. Biškį praškučio vadavę. Daugiau čia nežinau, ką daryti. Karočiui tuoj grimas bus. Tokių
kelių minučių. Svarbu dabar pataikyti viską į ritmą. Jau traškučius po biškį pradėjau valgyti. Ir čiūju po grimo ir po truputėlį laiko jau pradėsiu tada tas bandelės karočią valgyti. I do not fear the Bosnian wizard. Serb have wisdom of the falcon and bog, yea, Serbin. Tai kaip sakant, malkų buvo gauta, gal ne taip stipriai, vis dėlto pats footage'o nemačiau, aš kaip įsivaizduoju tikrai, aš nebuvau paskutinis nei vienam, bet aš tikrai ten, tikriausiai ties viduriu buvau kiekvienam ir daugiau neįsivaizduoju. Jo, pasimatė lygis vis dėlto, kad yra labai daug dėdžių, kurie tiesiog didesni, ryškesni, nelabai kaip tu tenais jų paimsi. Tai tiesiog ženklas, kaip sakant, didėt, masyvėt. Dabar dar liko viena kategorija man, aš kaip 2 lipau iš eilės, tai jau toks visiškai pavargęs buvau. Dabar žiūrėsiu, ką daryti toliau. O čia tokie apdovanojimai. Einam vėl užlipti ir vėl gauti malkų. Arba bent jau tokia yra ta strategija. Vėl buvom s***i. Šiaip kažkodėl, kai žiūrėjau į lainų, pagalvojau, kad dar turiu šansą paimti top 5, bet manau, aš buvau toksai ant linijos, ant ribos, kad į top 5 greičiau ar ten į top kažkiek. Bet ką padarys? Tai yra gyvenimas, čia yra Natural Stars show. Rekomenduoju tiem, kurie nori gauti malkų. Tu tiesiog ateik čia ir top 5 place. Ateik ir placing top 5. Bet kokioj kategorijai? Bikini. Kaip bachūras. Jūs žiūrėkit. Tai sudalyvavę šitose varžybose supratau, kad tikrai yra lygiai.
į šitą dalyką, bet manau, didžioji dalis tų lygių pasiekiami man yra. Tačiau tam reikia labai daug laiko, tai bent jau dėl planų ateičiai kitą sezoną tikrai nelipsiu ir dar kitą tikriausiai irgi nelipsiu. Tai dabar tiesiog bus ilgas augimas iki to, kad galėčiau pasiekti tokį lygį, koks buvo va čia matomas šitose varžybose. Vengrijoje galbūt labai daug kažko nepamačiau, tačiau tikrai įsivežu labai daug patirties, kaip vyksta tokios varžybos, nes vis tiek pirmą kartą tokio lygio varžybose dalyvavau. Nieko labai daug neturiu ko pasakyti, tik tai turiu vieną prašymą, tai parašykit komentaruose, ar geriau tokio ilgio video trumpesni, kaip ten pavyzdžiui buvo Kalvarijų Gym Pluso ten vlogas, kur trumpesnis, arba kokiu nors ilgesnių reikia, nes kol kas neįsivaizduoju ką orientuotis, tai tiesiog dedu pagal save. Tai iš manęs tiek. Ačiū, kad žiūrėt ir iki kito karto.